Sveiki žiūrovai, aš jau kely lėkiu į bagažinių turgų. Šiandien šeštadienis, 11:40, turgus atsidaro 12, taip kad dar turėsiu laiko parodyti ir turgaus pradžią, kiek susirenka žmonių, kokios eilės, o vėliau jau pasistengsiu pafilmuoti, kas turguje, kokios prekios, kažką įdomesnio gal išeis rast. Pasistengsiu parodyti kuo daugiau šį kartą. Aš jau turguje. Pilna žmonių. Naktį lyja. Tai nepilna aikštelė atidaryta. Daug žmonių laukia. Naktį lyja. Dabar apsiniaukia. Bet yra iš kur pirkėjų daug. Eilė gana ilga buvo. Tai pasižiūrėsim, ką mes čia rasim. Čia kažkas įdomaus. Sorry, how much for charging? Tenner. How much today? £10 a set, love. And if you got a fall or a big bang, you What? This way? No. How much for gloves? £2. Čia, ne? Ką, visą turgų praėjau. Gal valandą užtrukau. Vienas maišiukas pripildytas, sakyčiau, nedaug. Nedaug.
Dar truputį pasivaikščiosiu. Pirmą kartą visada greit prabėgu, antrą kartą lėčiau. Dar kažką galime rasti įdomaus. Reikia tik neskubėti. Žiebtuvėlis, kaip spėjau. How much watch? I don't know, I'll have to ask him. It's not Yeah, okay. See, take a pound. Oh, yeah, okay, I take it. Ką, tik laikroduką nusipirkau, pamačiau japoniškas, tai užsvarėm. Galim surizikuoti. Pas šitą poną tai brangu. Kelis daiktus esu klausęs, tai pakainuoja. Tai žodžiu. Nelabai ką aš čia noriu pirkti iš jo. Daug visokių senienų. Bet kainuoja. Ieškom kažko toliau. How much is a towel? 50 pence each. Wow, look, it's got toys. Oh, you play. I know. Viskas, turgus baiginėsiu, pardavėjai dedas daiktus, tuštėja. Valanda 20 praėjo. Nuo pradžios, greitas turgus. Ir aš su to pačiu maišiuku. Nieko nepadaugėjo. Nieko gero neradau. Bet... Čia įdomus. Čia įdomus. Egzemplioriai. Sunkokas. Reiks paklaust kamerą kiek. Sorry mate, how much for camera? It's only for spares. For spares, yeah? Yeah, the plastic cover myself. missing. Yeah, charges in there, £3. 3 quid. Or for this? Okay, this real tree. Is it real? Tenner that one. But Can you we- can pay for a tenner. Okay, I Yeah. take it. Yeah. And how much for this? Your colleague last time call and £5. 5, yeah. Okay, take it. Nu va, paskutinė sekundė, dar maišo prisirinkau. Keletą daiktų.
Telefonai už 5. Šitą davė už dyką, dovanų. Kamera dalims. Sakė, neveikia. 2 svarai. Ir kasečių grotuvas. Dar šitas 2 svarai. Bus įdomu patikrinti, ar veikia. Ką, keliauju namo. Turgus baigės man. Ir kągi, aš jau grįžau. Viskas ant skrynios sudėta. Vos telpa. Turgus, kaip matėt, buvo didelis, bet porą maišiukų tik tais. Bet yra čia tų daiktų. Taigi, pradėkim. Kaip ir turbūt matėt. Pirkau šitą kasečių grotuvą. Ieškojau aš jį eBay'ui, bet neradau. Taip sunku pasakyti, kiek jo vertė. Bet manau, prieš 15-20, kadangi be firmos, firma yra, bet nelabai populiari. Taigi, bet va čia aparatas įdomus yra. Kasečių sistema. Šitą eBay'ų radau. Vienas Amerikai. Variantas. $50. Tai visai neblogai. Jis kainavo man 10. Tikiuosi veiks. Kaip spėju, čia kažkur trūksta. Čia kažkas turėtų būti. Čia. Tai. Gal 30, gal 40. Būtų gerai gauti. Po to čia baterijų pirkau. Sau. 6 svarai. Toliau. Šitas grotuvas. Mokėjau 2 svarus. eBay'ų jų yra nemažai, net ir dalim. Po 10. O jeigu veikia, viskas gerai. Nuo 30 iki 40. Šitą gavau dovanų Sony. Sako, pasimk, jeigu nori. Pamačiau, kad Sony, kodėlgi ne. Apie 10-12 svariukų, tai kaip už dyką. Gerai, tinka man. Kameros, Canon. 2 svarai kainavo. Kažkaip tikėjausi, kad ten bus brangesnė, bet jinai apie 12 svariukų. Bandysim dėti į skelbimus. Šitas irgi apie 10 tik tais. Gaila. Bet už 2 svarus bandymas. Šitas laikrodis dar nežiūrėjau, reiks pažiūrėti, bet esu aš tokį panašų turėjęs. Šiaip gan įdomus. Pasistatyti. Esu aš šį turėjęs, dabar tik neatsimenu, aš jį pardaviau ar nepardaviau. Bet maniškas buvo liktais itališkas. Bet tikiuosi apie 15 svarą mokėjau. Iš karto paėmiau. Šitą skaičiavimo mašinėlę irgi už svarą pirkau. 10 svariukų yra eBay'ui įdėta. Tai visai gerai. Man tinka. Šitos mašinėlės Made in England. Čia aišku kažkas palaužyta, trūksta. Po svariuką. Senos. Retkarčiais jas pavyksta parduoti. Made in Italy šitą. Retkarčiais nuperka. Tai po svaro pabandyti. Visai gerai.
Toliau. PlayStation žaidimai. Po svariuką. Liktais yra. Garsiai. Yra pilnos komplektacijos. Gal ne. Yra. Yra knygutės. Atsiprašau už garsą. Triukšmą. Šitie po 2 svariukus. Maždaug jų kainos 12-15. Tai man irgi tinka. Vietų viskas krenta, nebetelpa. Reikia man čia truputį susidėti. Tęsiam toliau, apsitvarkiau, dar keletą daiktų patikrinau. Taigi, meškiukas Tedis Audi Sport, mokėjau svarą apie 12-15 turėčiau gauti. Tada laikrodukas šitas Japan 275 000 12-15 svariukų, mokėjau svarą. Šitie vanai. Van. Kulnas nenutrintas, mažai nešiota. Reiks, aišku, pavalyti kaip visada. Mokėjau 7. Tikiuosi 25 gauti. Gaila, kad dydis netinka man. 43 Europą. Visai susinešiot. Šitie violetė kristal. Mokėjau svarą. Made in France. Apie 10-12 svarų. Pirštinaitės mokėjau po 2. Ne, už šitą svarą mokėjau, Planas gauti 10. Šitos sunkios. Kažkoks yra, čia burbuliukai, metalas, nesupras švinas. Kažkas yra juose. 10 ir šitie brandiniai. BPF. Motociklininkams, bet dabar tik pamačiau šitą. Tai žodžiu, ne kažką, apie 8-12 bus įdėta. Šiaip nemažai esu pardavęs, turiu gan dėžę įvairiausių pirštinių, tai karts nuo karto išeina parduoti. Halkas mokėjau 4, gan didelis. Tikiuosi kalbės, šnekės, reiks pakeist baterijas. Apie 12-18 kainuoja jie naudoti. Panasonic 2 telefonai, mokėjau 5, apie 20, vienas yra įdėtas toks 20. Tai visai gerai, telefonai kaip ir naudoti, bet nelabai apdulkėjo. Šitas tankas Dinky Toys, geras pavadinimas, trūksta tik tais vikšrų. Tai mokėjau 3 svarus. Sakė, jisai šaudo, man čia rodė, demonstravo. Bandysiu ir jums pademonstruoti. Va, taip va. Sako, reikia įdėti degtuką ar šovinę. Ir tada šaunam. Šitą kriketo lazda. Tik pamačiau, kad pavadinimai visokie yra, tai vardai, parašai. Iškart susidomėjau. Ir čia parašyta England Cricket, 92 metai. Fotografų. Tai įdomus, aišku, lazdyta maža. Nežinau, eBay neieškojau, nes čia būčiau ilgai užtrūkęs, tai... Bet... Tai va, įdomiai. Pilnas stalas, džiugu. Tokio kažkokio labai stebuklo nėra.
bet vis tiek smagu rasti. Gerai, susitiksim prie kompiuterio, pažiūrėsim, ką šią savaitę išėjo parduoti. Ir pradėkime mūsų savaitę nuo vasario 12 dienos. Tai būtų statula Mago už 12,30 parduota. Po to eina Dudoronic klaviatūros lenta prie stalo tvirtinasi už 27,50. Toliau seka sporto rinkinys, ratukas, guma, pakilo 19,60, kamera Canon, nepatikrinta, nes turbūt neturiu baterijos pakrovėjo, dėl to parduotų už 10. Po to eina puodukas metalinis 7,80, dulkių siurblys Hoover 41,50, metalinė dėžė pagaminta Anglijai, senoka turėtų būti, tai šiaip buvau įdėjęs už 30, bet pasiūlė 20, tai sutikau, nes labai apdaužyta, nubrozdinta, tai manau gerai ir 20, po to kolonėlės. Įdėjęs už 15, pasiūlė 13,50, tai man tenka, nes irgi kampai apdaužyti, įdrėksta kai kur medžiaga. Šiandien nupirko Sony grotuvą už 18 ir traukinių bėgiai 10 vienetų. Buvau uždėjęs už 8, įdėjęs už 8, o pasiūlė 6, tai sutikau, nes jau ilgai turiu, tai reikia parduoti. Tai kaip ir viskas šitą savaitę. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki greito.